Jo, ir kada senai pabudau, tai čionais yra laipsniškas procesas ir jis toliau tęsiasi. Dėl to ir vadinasi tas mano kaip ir veiklos pavadinimas Budimo kanalas. Aš turiu puslapį budimokanalas.lt, Facebook'e irgi yra puslapis Budimo kanalas, tai aš būtent ir pavadinau budimo, kad tai yra ištisinis procesas. Taip kaip kylanti saulė panašiai, kad suvokti, neina iš lėto, juk ten pradžiai ten prasimato kažkokie pirmi šviesuliai, spinduliai, tada jau iškiša saulė savo pavidalą už ten horizonto, jau šviesiau pasidaro, tada dar aukščiau pakyla, dar šviesiau pasidaro, dar aukščiau pakyla, dar labiau viską apšviečia, visi šešėliai iš lėto traukiasi, viskas tampa aiškiau, ta tiesa tampa akivaizdesnė, ta palaima tampa ryškesnė, atsiranda noras ją dalintis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia aš tai matau šitą kilimą, šitą ryškėjimą šviesos, išminties, tiesos, meilės, tai kaip viso gyvenimo procesą. Čia tik tais arogancija ir abejingumas gali uždėti kažkokį tašką ir sakyti, čia jau yra viskas, aš dabar žinau viską, aš pasiekiau viską. Tam tikrą prasme taip, mes visą laiką ir esame ta išbaigta būtis. Kiekviename momente tai yra ta pati absoliuti būtis. Bet vis tiek jos patyrimo kokybė per šitą įsikūnijimą, kuris yra patiriamas kaip procesas, tai vis tiek ta kokybė keičiasi. Tai yra tarytum pasaka, kuri atskleidžia vis daugiau ir daugiau to absoliutumo, kuris esame. Tai štai iš tikrųjų galiu pasakyti, jog tas procesas prasidėjo jau nuo pat gimimo. Tik pradžiai tas procesas buvo labiau nesąmoningas ir aš patyriau labai daug kančios, labai daug iššūkių susijusių su fizinė sveikata, vėliau ir su psichologinė sveikata. Ir ta kančia kartu su tokiu dar giliu vidiniu smalsumu ir intuicija mane vedė ieškoti kažkokių tokių egzistencinių atsakymų į iškylančius klausimus ir tą visą mistiką, kame aš čia randuosi. Jo, ir tai po truputį pradėjau atrasti tuos atsakymus, atrasti atitinkamus šaltinius, užsiimti įvairiausiom praktikom, eiti per įvairiausias patirtis. Ir taip vyksta tas budimas.